2015 metų, tai S klasė, S550, bet uždėti labai gražus bamperiai nuo S63. Matot, ir priekinis bamperis, diskai paturbinti, ant šono uždėta irgi nuo 63 lipdukai biturbo. Galinis bamperis taip pat su dvigubų išmetimų AMG ženkliukai, 63 ženkliukai, bet čia ir S550. 64 tūkstančiai mylių, jos loto numeris, lapkričio 24 bus aukcionas. Jinai yra skendusi ir turi mechaninį kažkokį pažeidimą. 12 tūkstančių pastatyta yra dabar už ją, o pirkti dabar galima 18 500. Tai galiu apeiti, parodyti, kėbulas atrodo tikrai gerai, pažeidimų nėra, apart priekio tenai šiek tiek bamperis pažeistas, vandens linija. Galite pasižiūrėti aukciono svetainės skelbime, kažkur tai buvo iki slenkščio, čia buvo vandens linija, skidelis dega, užvesto variklio video nėra įdėta, bet jeigu kam domina, juodas salonas, kai visą laiką dvigubi langai, manau, kad durų pritraukėjai taip pat yra, gera burmeisterio aparatūra, šildomos šaldomos sėdynės ir dizaino salonas. Juodas, su rombais, kaip mėgstat, medinis vairas, visos panelės odinės, projekcija ant lango. Nu, kupas yra kupas, vis tiek jisai turi tos prabangos, irgi labai gerai atrodo. Galas savaime, aišku, čia niekas nesėdi. Alcantara lubos, didelė panorama. Viduj taip pat nieko tokio kažko subraižyto, sugadinto nėra, nematau. Bet, kaip minėjau, skelbime rodo, kad reikia skidelis, bet dabar turbūt jau mačiau šitą mašiną gan senokai stovi. Tai akumuliatorius yra nusėdęs, bet sėdynės geros būklės, niekas nesuplėšyta. Durys taip pat visur tvarkingos, vairas irgi taip pat viskas tvarkoj. Tai va, parsiduoda draudimo kompanijos, jeigu kam įdomu, draugai, duokit žinot, galėsim padėti nupirkti ir parvežti.